kad tikrai būna ir sunku, ir aš nesuprantu, už ką padėkoti, nematau dar šitoj situacijai, už ką padėkoti. Ir kartais pabūnu, ir liūdesy, ir aukoj, ir nežinojime, ir nusivylimė, ir supykstu, ir ant savęs, ir ant kažko supykstu. Ir galiu jaust, kad nebesuprantu, pagavo va tą energiją. Tik aš jau jeigu atpažinau, tai viskas, aš jau stopinu ir tada jau ieškau būdų. Man labai padeda išeiti į gamtą pasivaikščiot. Tai vat gerai, kad turiu šunį, jis išveda mane į lauką dažniau. Labas, mano vardas Laima. Ir aš labai džiaugiuosi, kad štai dabar tu įsijungiai tinklalaidę Pakeliui namo. Tai yra pokalbiai apie kelionę į savo vidinius namus, į savo širdį. Ir kartais užtrunka mums nueiti kelio, kad atrastume, kad namai yra ten, kur yra keliautojas. Tikiu, kad šituose pokalbiuose tu tikrai rasi tos informacijos, kuri yra skirta būtent tau, kuri tau tinka, ją pritaikysi ir paversi savo išmintimi. O kad Pakeliui namo turėtų energijos tęstis ir būtų dar daugiau vertingų, įdomių, įvairių pokalbių, aš tavęs prašau truputėlio pagalbos. Labai dėkoju ir džiaugiuosi, jeigu jau esi kanalo prenumeratorius. Ir kviečiu tokiu tapti, jeigu dar nesi, paspausk tą prenumeruoti, subscribe mygtuką. Taip pat palik liuksą arba komentarą. Man labai įdomu sužinoti, ką išsineši, ką pastebi, kokios mintys kyla, kai klausai mūsų pokalbių. Taip pat, jeigu jauti impulsą paremti tinklalaidę finansiškai, gali tai padaryti labai patogiai per PayPal sistemą. Tiesiog pasirinkdamas savo priimtiną pinigų sumą ir paaukodamas. Nuorodą į sistemą rasi šito įrašo aprašyme. Labai tau dėkoju iš anksto. O dabar kviečiu naujam pokalbiui, naujai istorijai ir tiesiog klausydamas pasiimti tai, kas skirta tau, kas tau rezonuoja, o visa kita tiesiog palik. Linkiu vertingo ir įdomaus laiko. Labas. Ačiū, kad žiūri Pakeliui namo. Šita laida išeina po trumputės pertraukos, bet kaip galite matyti, mes sugrįžom į naują erdvę. Atrodo šiek tiek kitaip, šiek tiek daugiau spalvų. Ir šita laida, tinklalaidė, atsikraustė į I Feel studiją, kurią prižiūrėjo, puoselėjo ir visaip kaip mylėjo ir kūrė čia mano šiandienos pašnekovė, Aistė Jonauskienė. Tai sveika atvykus pas save namo. Sveiki visi. Tai ir sveiki visi, kurie žiūri, kurie vėl žiūri. Šita tinklalaidė yra visiems atvira ir prieinama. Ir jeigu jauti vertę, norėtum paremti kažkaip, tai po šio video rasi nuorodą, kaip tai gali padaryti. Labai patogiai, PayPal sistemai. O dabar turbūt kviečiu į mūsų kelionę, nežinau, kur jinai nuves. Pažiūrėsim, taip vyksta šitie pokalbiai. Tu klausai, apie ką kalbėsim, tai va, aš nežinau, apie ką kalbėsim, po to pamatysim turbūt. Aiste, tu esi dėkingumo ambasadorė ir turbūt, nežinau, kas tave žino, tai žino daugiausiai iš dėkingumo, apie dėkingumą, kad tu kalbi, daliniesi, turi dėkingumo korteles, daliniesi įvairiose konferencijose ir renginiuose ir visur kur apie dėkingumą. Ir aš taip jaučiu, kad, žinai, mes turim
tam pačiam dalykui daug vardų. Tai man labai patinka tai vadinti meilę, pavyzdžiui, meilę savo, meilę tam, kas vyksta. O tu tai vadini dėkingumu, ar ne? Taip. Taip, iš tikrųjų dėkingumas tai labai dažnai yra painiojamas su mandagumu, kur atrodo, tai ką tu ten tiek pasakoji apie tą dėkingumą. Ir kas čia tas dėkingumas, ką ten visą akademiją įkurti dėkingumo, apie ką čia. O būtent ir yra apie tai, kad man dėkingumas tai yra visako pagrindas. Nes kai pavyksta žiūrėti su dėkingumu į gyvenimą, į situacijas, į kiekvieną dieną ir rasti dėkingumą akimirkai, tada, kada aš tiesiog sąmoningai sustoju joje ir apsižvalgau ir noriu galbūt sugrįžti į savo ašį, tai susideda ir iš taikos visam tam, kas vyksta aplink mane, iš priėmimo, atsiverimo, gebėjimo ir mokymosi džiaugtis, branginti tas akimirkas, vertinti tai mes galim paimti daugybę skirtingų pavadinimų, kad tai yra ir meilė, meilė gyvenimui, meilė visatai, meilė man, meilė viskam, kas vyksta. Galim pavadinti, kad tai yra praktika, kuri ugdo gebėjimą būti čia ir dabar, pastebėti, kame aš esu, ką aš jaučiu, ką patiriu, kas iš tikrųjų šią akimirką yra aplink mane, už ką galiu padėkoti, ką prisiminti, ką vertinti, branginti, nuo ko įsikvėpti ir tiesiog jaustis gyvų. Tai pavadinimu galima vadinti taika, ar ne? Taika, ką ir minėjau, su viskuom, kas vyksta, galiu vadinti priėmimu. Tai pavadinimų yra labai daug, bet man labai patinka dėkingumas, nes man atrodo, kad jis visą tai talpina. Ir kuo daugiau aš metų esu toje temoje, tiek praktiškai tyrinėju, tiek savo veikloj, vedu klientus, turiu dabar jau daugiau negu metai online dėkingumo klubą, kur mes susitinkam su moterim, yra klube iki 10 moterų, bet tai yra tos pačios moteris, kurios jau prieš 10 metų, daugiau negu prieš metus startavo su manim, tai nuostabus pokyčiai vyksta. Kiekvieną susitinkam mes ketvirtadienį ir turim iki valandos ten meditaciją ir dėkingumo praktiką, tai pereinam per tokius svarbius augimo ciklus. Iš pradžių tas dėkingumas tikrai atsiskleidžia kaip, tai kiek aš nemačiau džiaugsmo aplinkui, tai kiek čia gėrio, koks nuostabus mano gyvenimas ir būna toks, į viršų, o paskui tai ir būna, tas efektas dažnai būna po maratonų, kuriuos aš vedu. Tai aš juos kaip paleidžiu ir aš suprantu, kad aš juos išleidau būtent tada, kada jie pradėjo viską pamatyti, pradėjo pastebėti dalykus, už ką galima dėkoti ir atrasti, kad kiek daug visko yra ir tų skirtingų, aš kai maratonas vedu per kategorijas, kiek skirtingų tų kategorijų, ar ne, ten ir daiktai, ir artimieji, ir jausmai, ir veiksmai, ir dar kažkas, tai aš išleisdavau juos tame tokiam pakilime. Ir tada po kurio laiko susitinki ir, žinai, tada buvo labai gerai, bet po to prasidėjo gyvenimas. Tai to vedimo nebėra tavęs, o čia ištinka visas situacijas, nebeprisimenam dėkingumo ir sugrįžta. Dėl to, kad ten 21 dienos dažnai neužtenka ir dėl ko yra įgūdžiui išugdyti 66 dienos ar dabar netgi daugiau, ten 3 mėnesiai, ar ne, tam, kad jau ne tik mes pajaustume vertę, bet kad tai jau taptų mūsų lyg dalimi, gyvenimo būdu, tam reikia ilgiau laiko. Tai grįžtant prie tų metų, mes praėjom daugybę ciklų jau su to moterim ir aš matau, koks pokytis vyksta vidinis, giluminis, kur per dėkingumą mes einam, bet vyksta stiprus, giluminiai, labai svarbus esybiniai procesai viduje, moterų, konkrečiai moteris pas mane yra tame klube. Ir čia turbūt, žinai, tas įprotis, tai net neįprotį mes turėtume išsiugdyti, o kaip aš suprantu, tiesiog gyvenimo būdą, kad tai taptų mūsų kasdienybės dalim ir kaip pavyzdžiui, kad ir tie patys emocijų paleidimai, aš galvoju,
Čia dabar bus ta konferencija Sveikas ateities žmogus, aš šiandien kalbėsiu, dalinsiuos apie emocijų paleidimus. Tai vakar kaip tik šiek tiek rašiausi ir galvoju, tai aš jau nebejaučiu, kad jau taip atsisėsti ir ten eiti per visą procesą, jisai tiesiog vyksta tarsi savaiminis dalykas. Ir tam tikrai ne 21 dienos ir ne 3 mėnesių reikėjo, o daug metų, kad tai taptų net nejaučiama, kaip vyksta. Ir kai norisi eiti visgi dar giliau, ten, kur gal yra kažkokie, gal man ten sunku tikrai mylėti tą situaciją arba padėkoti už ją, žinai. Ir vis tiek reikia to vedimo kažkokio, tų klausimų, to kažkokios struktūros, kad, žinai, kad galėtum eiti dar gilin ir dar atsiverti tam kažkam, ko nelabai ten nori ir nelabai patogu. Tai yra darimo procese išsiugdo, ne kažkoks vienkartinis dalykas. Viskas prasideda vis tiek nuo to, kad o kaip pakviesti žmogų, jeigu sakyti, ne, kad labas, tai dabar visą gyvenimo kelionę, taip, mes čia turėsim kelių metų programą, ne, tai turbūt nei tos moteris, kurios jau daugiau nei metus su manim keliauja, jos turbūt nežinau, ar būtų pasiruošę tam, o čia tiesiog natūraliai gaunasi, kad mėnuo po mėnesio mes tiesiog jau esame tokia bendrystėje ir ryšyje ir kai matom pokytį vykstantį viduj, tai kažkaip taip ir tęsi tą kelionę. Bet čia tos žolelė, imbiero. Tai va, bet iš tiesų tai kalba eina apie gyvenimo būdą. Ir aš ką irgi atpažįstu, man kartais būna, galvoju, kokia ten praktika, kaip ten to dėkingumo. Vat būna, kad reikia kartais ir atsiversti savo užrašus, kuriuos seniau dariausi, kur susidėjau ten į sąrašą. Tokie, kai pradėjau veiklą, buvo, wow, kiek daug aš šitų skirtingų būdų ir tokia tapau kaip kolekcionierė. Tai labai buvo toks įdomus procesas, kai aš rašiausi tuos skirtingus būdus, kokius galima pritaikyti. Ten ar skirtingom progom, ar skirtingų tikslo siekiant, ne, skirtingi būdai. Tai aš susirašiau tą sąrašą, tai kartais aš jį atsiverčiu tam, kad prisiminčiau, dėl to, kad dabar man jau yra kitaip. Ir dėl ko yra nuostabu, kaip sako, kad mes jau jeigu nors kiek labiau mokam arba žinom už kitą žmogų, jau galim dalintis ir palydėti. Nes dabar nuo to žmogaus, kuris visiškai nedėkoja, man jau yra labai didžiulis atotrūkis ir man kartais sunku jį empatiškai atliepti ir suvokti, nes aš jau lengviau palydžiu to žmonės, kurie yra gal kokie 2 metai arčiau manęs. Tai dėl to labai gera yra, kad mes patys augdami auginamės ir savo klientus, savo tos žmonės, ar ne, savo auditoriją, su kuriais dalinamės. Tai čia gal toks padrasinimas, kad gal aš dar nepasiruošusi, galvoju gal pradėti ten jau dalintis, bet gal dar pasimokysiu, gal dar prikaupsiu. Jau kai tu prikaupsi, tai tada jau tu imsi kitą klientą. O jau ir dabar pat su tom žiniom, su tuo, ką tu turi, tikrai yra didelė dalis žmonių, kuriem tu gali padėti su to žinojimu. Nekalbu aš apie vieną knygos perskaitimą, bet jau kai tikrai pasimokiau, pabuvau toj temai, išsiugdžiau, tai gal niekada nebus, o tobulėjimui lygiai taip pat tiek tu, tiek aš toliau mokomės, skaitomės, žiūrim, ugdomės, mokomės, praktikuojam ir taikom savo praktikoje ir toliau dalinamės. Aš jo labai galiu pritarti, nes turbūt keičiasi viskas, ir žodynas keičiasi, ir temos keičiasi, ir pats suvokimas keičiasi, tai kai labai labai didelis atotrūkis, tai taip aš atsimenu lyg ir, bet tai jau yra labai toli, kad taip būtų lengva labai atjausti. Lygiai taip pat, kai mes išgyvenam situaciją, tai ir iš emocijų paleidimo, ar iš dvasingumo, sąmoningumo, tai jeigu mes žiūrime, tai kokia čia tame buvo išmintis, kokia dovana, įsipakuojam ją ir tada tai būtų taip gyva pasidalinti tuom,
nes aš ką tik išgyvenau ir galiu atiduoti vat, visą tą energiją ir visą tą išmintį, nes laikui bėgant tai ateina, aišku, gal kartais į kažkokį tokį gilesnį, brandesnį gal suvokimą, bet jau nebėra tos emocijos. Bet Ir žinai, ką aš labai pastebėjau vat, apie tą emociją, tai dar ir pasidalinsiu, kadangi jau čia taip eina. Man labai norisi, man ateina kažkoks suvokimas, aiškumas, žinojimas apie kažką, ne? Ir labai norisi tas impulsas toks, aš jau čia grinuolį auksą radau, reikia pasidalinti su visais. Ir žinai, ką aš pastebėjau, kad šita energija iš tiesų pradžiai buvo skirta man. Ir jeigu aš jos neįkūnijau, tai yra nepaverčiau savo realybės dalim ir tokia kasdienybė, ne, kur jau man tai savaime, tarsi taip aišku, kad yra tiesiog mano gyvenimas. Ir taip ištaškiau į išorę. Tai ta energija, jinai pasklinda, bet ir biški man nelieka, nors jinai atėjo tarsi per mane, bet ir jos nelieka, nes aš ją paskleidžiu. Tai aš pati savo atsakiau, gal dar irgi kažkam pravers, kas jaučia, kad, kažkaip, aš kaip pajaučiau, tai kad aš atrodo išleidžiu ir taip atrodo, tai yra taip svarbu ir nepasirodo, kitiem gal nėra taip svarbu. Gal čia tik man. Tai aš taip ir pagalvojau, kad o gal čia pradžiai tik man ir kai tai tampa visiškai man savaime suprantama, tada aš galiu dalintis kitiem. Nebūtinai tai ilgai užtrunka, bet tiesiog tą pačią akimirką kartais visai yra naudinga sustoti, įkūnyti, integruoti ir tada dalintis iš kitą kartą net žodžiai kiti ateina, tokie paprastesni, kažkokie aiškesni. Tai šitas irgi fainas momentas, kad, žinai, kas tau atėjo, tai pasiimk viską ir tada jau eik dalintis iš pilno, o ne lašelis krito ir aš tą lašelį visą atidaviau kažkam. Jeigu su meilė ir tokiu atvirumu aš priimu tai, kas man ateina, tie suvokimai, juos įkūniju ir tada einu dalintis. Bet taip ir sako, kad jeigu jau tavo atėjo, tai vis tiek kažkaip mes įkūnijam, ar ne, ir tada dalinamės, kad išskleisti tą žinią, nes tai, kas atėjo man, nėra tik man, tai yra visiems mums gali būti vertinga ir kartais būna, kad atrodo, o čia gal niekam nereikėjo, o gal kažkas vienas tyliai paskaitė ir jam labai reikėjo būtent to. Tai lygiai taip pat ir šita laida yra apie tai, kad galim sugalvoti, kaip labai protingai kažką papasakoti, sudėti, ar ten, nežinau, skaidrės kažkokias paruošti, metodinę medžiagą, kaip išdėstyti. O gali būti, kad kažkoks žodis, kažkokia viena mintis, tavo įžvalga ar mano įžvalga bus būtent reikalinga tam žmogui šiam etape, šią akimirką, kada jisai klauso. Ir čia yra nesuplanuojama, ir čia yra apie pasitikėjimą, kad aš pasitikiu, kad dabar tai, kas man ateis, ką aš turiu pasakyti, tai, ką tu turi, galbūt paklausti, neturi, bet kas tau ateis, koks klausimas, tai ir turi išeiti pačiu geriausiu, harmoningiausiu būdu į eterį, į pasaulį. Nes mums gali atrodyti, kad labai protingų dalykų reikia, kažkokių labai metodikos ar dar kažko, bet iš tiesų nieks nežino, ko reikia, kam. Kartais labai paprasti dalykai padaro tokius stebuklus ir mes tiesiog netikim, kad taip paprasta gali būti, žinai, ir tokį didelį pokytį padaryti paprasti dalykai. Bet žinai, aš kažkaip, mes kalbam apie dėkingumą, apie meilę, apie taiką, visus tos gražius jausmus. Ir nežinau kaip tau, bet man tai tikrai yra tekę sutikti žmonių, kurie sako, o tai kaip ta meilė jaučiasi, o tai kaip tas dėkingumas jaučiasi, žinai, o tai kas čia, žinai, yra per dalykas. Ir aš suprantu, kad labai sunku paaiškinti žodžiais, nes tai yra labiau pajuntama ir kai pajuntama, tada, tai štai kaip tai jaučiasi. Ir tas pakeliui namo irgi yra apie tai, kad mes kiekvienas
kiekvienas surandam savo tą jausmą ar savo tą pavadinimą ar kas tai yra, bet tai gal tu gali pasidalinti, kaip gal tu padedi arba kaip tau gal buvo, kaip pajausti tą dėkingumą situacijose, kur atrodo, nejaučiu. Kaip atpažinti tą jausmą? Tai čia kaip, nežinau, mano kaimynė joja su žirgais. Tai ji nepradeda nuo ten metro per kartį šokti. Ten yra gal 20 cm ar nuo kiek jie ten pradeda. Tai lygiai taip pat, jeigu yra jau labai didžiulis lūkestis, tai kaip man jausti tą dėkingumą, kiekvienai akimirkai, net kai man ten kažką pasakė, bet aš vis tiek ten ir ten. O šiuo metu yra visiškai priešinga. Tai nuostabus noras ir ketinimas, tikrai labai gera kryptis, kur keliauti, bet pradedam nuo mažų žingsnelių, kaip sportininkai, auginti dėkingumo raumenį, auginti kaip paprastą raumenį mes auginam ir pradedam nuo mažesnių žingsnelių, lygiai taip pat ir su dėkingumu. Aš visą laiką kviečiu tiesiog pradėti dėkoti ir netgi kartais būna, kad aš nieko nejaučiu. Bet aš tiesiog vedu save į tai, kad aš pradžioje rašyčiau 10 dalykų, už ką dėkoju. O jeigu nesugalvoju, už ką dėkoti, tai aš tam prikūriau įrankių. Aš tos įrankius kuriu būtent tiem žmonėm, nes aš girdžiu, ką man sako, ar ne, klientai. Ir aš noriu nuoširdžiai padėti. Ir noriu, kad kuo daugiau žmonių pajaustų tą dėkingumo galią ir visą transformaciją, kuri tokiu atrodo ganėtinai paprastu būdu įneša didžiulį pokytį į gyvenimą. Tai dėl to ir pradėjau aš kurti tuos įrankius. Ir jie yra kuriami tam, kad būtų lengviau ir kad po 3 dienų, kai aš nesugalvoju, už ką padėkoti, aš nesustočiau. O aš pasimčiau ar dėkingumo dėžutę įkvėpimui ir žiūrėčiau į paveikslus ir kitoj pusėje įrašus, kurie veda mane į tą jausmą, kurie žadina tą jausmą ir kurie primena man dalykus, už ką galiu padėkoti. Ar dėžutė dėkoju gyvenimui, kur yra 100 priežasčių, už ką galiu jau lovui, tarkim, gulėdamas, ar rašydamas dienoraštį, traukti kortelę po kortelės, kiek man norisi ir rašyti, perrašinėti tos dalykus bukai, galima tiesiog imti ir perrašinėti tos dalykus, ne visus iš eilės, bet tuos, kurie man atitinka, tuos, kurie man atliepia, apie kuriuos aš galbūt net nepagalvojau, arba kurie man atrodė savaime suprantami. Bet ir dar labai gerai man padėdavo klausimas ir aš jį labai mėgstu, dažnai dalinuosi, kaip atrodytų mano diena, jeigu aš pabusčiau tik su tuo, už ką padėkojau vakar. Tai šitas klausimas jis grąžina apie tai, kad palauk, o tai jeigu rimtai aš šiandien už nieką nepadėkoju ir pabundu rytoj, taip, kažkur vidury niekur, be nieko, ar tikrai visa tai, ką aš turiu, man nėra svarbu, man nėra brangu ir aš to nevertinu, nes mes taip atrodo, ne, mes tokioje dar gyvenam gan tokioj šaly, kur ten žemės drebėjimo neatsitiks, bet kitur tai žmonės labiau brangina vien dėl to, kad jie žino, kad gali neatsitikti, tai tada tu brangini, atsibundi, super, viskas gerai. Žemė po kojomis nedreba. Man net širpai nuėjo, nes, žinai, aš pagalvojau, o tai mes nedėkojam už tai, kad gyvi esam. Taip. Ir jeigu aš nesu dėkingas už tai, kad tiesiog atsikėliau ir nugyvenau vakar dieną, tai pagal tavo šitą, tai nepabusčiau šiandien iš vis. Taip, tai visų pirma už gyvybę. Man šitas dėkingumas už gyvybę yra labai labai gajus ir labai stiprus, toks natūralus, dėl to, kad buvo taip, kad aš buvau namuose, kai ryte tėtis mano mirė. Tiesiai ten mums ant rankų, mums būnant, tai tas dėkingumas, nes jam ir nebuvo, ar ne, tas, kad dėkoju už jis nepabudo tą rytą. Tai kai tenka tai liudyti, ar ne, ir tame būti ir dalyvauti,
Tai tas suvokimas, koks brangus yra mūsų gyvenimas, kai tu sveikas su šeima namuose nueini miegoti ir jau nepabundi, tai jis įgauna kitokią prasme. Dar aš turėjau, prie ko prisidėjo, ne, tai vat, kalbant apie šitus visus įvykius, tai aš suprantu, kad jie ir vedė mane į tą gilį dėkingumą. Aš Afrikoje 3 savaitės savanoriavau su vaikučiais. Tai ten mačiau irgi daug dalykų, kurie daug pokyčio įnešė mano viduj. Kaip galima džiaugtis tiesiog marškinėliais, kuriuos mes ten vežėm 3 lagaminus jiems rūbų. Kiek džiaugsmo suteikia marškinėliai, vat, tiesiog, ar ten ledinukas. Arba jeigu tas vaikas net ir nieko negavo, bet jis tiesiog tave pamatė einantį ir tiek ten džiaugsmo ir krikštavimo. Ir vien žvelgiant į jų akis, matosi ten laimė ir džiaugsmas. Laimė ir džiaugsmas būti, gyventi, visiškai nepriklausomai nuo to, kiek aš turiu. Iš esmės, džiaugsmas būti. Tai įnešė irgi tokį didelį viduj mano pokytį, kur irgi mane lydi tame jausmo išnešime kitiem, ar ne, apie tai. Ir su Niku Vučičium, žmogus be rankų, be kojų, mes turim gana artimą santykį, bendraujam su juo, tai lygiai taip pat tiek jo skaityti, klausytis pranešimų, ar su juo paskui būti, bendrauti, įneša labai daug suvokimo apie dėkingumą savo kūnui, apie tai, kokia aš laiminga, kad aš galiu pati tiesiog dabar laikyti šitą stiklinę ir jausti šilumą arbatos. Ir pati, kada noriu atsigerti, ir kada noriu, jeigu man patogiau, aš taip kojas laikau, jeigu noriu, aš susikeliu. Daugybė dalykų. Tai aš esu labai laiminga ir dėkinga, kad man gyvenimas suteikia progas patirti, pamatyti gyvenimo spalvas taip, kad aš galėčiau įnešti daugiau to jausmo į savo įrankius, kuriuos kuriu. Ir labai dažnai man būna, kad man sako, aš jau gavau tą dėžutę ir aš per voką jaučiu energiją ir gėrį. Dėl to, kad aš kiekvieną dėžutę, aš pati jas pakuoju. Buvo vienu metu, kai nelabai spėjau, ten kalėdos ar kažkas, galvoja, gal pasikviesiu kitą žmogų, kad man padėtų supakuoti, ten man padėtų išsiųsti. Bet paskui aš supratau, kad aš prarasiu tą didelę dalį malonumo, kai aš pakuodama palaiminu kiekvieną dėžutę ir netgi įdėdama į dėžutę jau siuntimui ar į voką, ar vėliau į paštomatą, aš esu tame procese su tuo palaiminimu ir tuo nuoširdžiu dėkingumo siuntimu tam žmogui, kad tebūnie šita praktika atneša tau pokytį tavo gyvenimą, kad tebūnie šitos kortelės padeda tau geriau jaustis, pakeisti savo būseną, pamatyti, kad iš tiesų gyvenimas yra gražus ir pakreipti tą savo požiūrį į tai, kad lengva yra ieškoti ir įprasta, ir pas mus kolektyviniai sąmoniai tai yra labai gaju ieškoti, kas blogai. Dėl to reikia labai pasistengti ir viduj turėti tokio vidinio noro, motivacijos ir ryžto ir jėgos, ar ne, tam, kad kitokiu būti. Kitokiu būti tai reiškia, kad džiaugtis. Nes matai, aš kažkokia nenormali, nes čia džiaugiuosi, o ten kažkokie blogi dalykai vyksta. Bet aš galiu sakyti, tai tu gal nenormalus. Nes aš tai dabar aplink matau moterį gražią, kuri šypsosi, matau studiją, kurioje jauku, saugu, gera. Aš tai dabar matau, tai yra tikra man dabar ir aš tuom džiaugiuosi. Tai kas yra labiau tikra? Ar tai, ką aš matau ir galiu pasidžiaugti, ar kad kažkur kažkas vyksta? Ir tai jokių būdų nereiškia, kad aš esu abejinga, kad manęs tai neliečia. Bet jeigu aš šiuo metu nieko negaliu pakeisti, tai kaip minimum galiu jaustis geriau tam, kad mano kūnas nesirgtų ir kad aš galėčiau išjausdama pozityvumą, šviesą, meilę, dėkingumą savo viduj, eiti su šitą energiją į pasaulį, nes aplink ir taip yra labai daug negatyvo. Ir jaučiu, kad per tai yra mano tikslas, mano misija.
Ir netgi tos dėžutės išsiuntimas ir pabuvimas toje energijoje, tai yra labai labai svarbi dalis mano veiklos. Kartais mes tikrai, aš tame tarpe linkę ieškoti kažkokių didelių tarsi dalykų, kad jau padaryti kažkokį reikšmingą pokytį, tai jau reikia taip normaliai kažką driokstelt. Bet iš tiesų tai va, tas paprastumas ir gebėjimas tiesiog džiaugtis, kad esi, džiaugtis be priežasties, džiaugtis mažais dalykais, kad kvėpuoji, kad turi rankas kojas, kad Nes iš tiesų net ir to nereikia, kad galėtum džiaugtis. Vat yra pavyzdžiai, ne, kurie sako, kad net ir to nereikia, užtenka turbūt to, kad esi ir mes pamirštam tai per lūkesčius, per pasiekimus, per tai, ką mums sako, kad kokie mes turėtume būti. Ir per bėgimą dar, žinai. Per bėgimą. Ir kai sako prabėgo gyvenimas, tai iš tiesų yra tu prabėgai per gyvenimą. Gyvenimas tai eina taip, kaip eina, savo vaga. O ar tu prabėgai per gyvenimą, ar neprabėgai? Man tai neprabėgo gyvenimas. Man jis yra, jis tęsiasi, aš jį jaučiu, išgyvenu, patiriu. Ir tikrai noriu pasakyti, kad nesu kažkokia šventoji, kuri nepatiria jokių neigiamų jausmų ir jaučia 100% vien tik dėkingumą. Tai šitą noriu sulaužyti, nes esu normalus žmogus, patiriantis jausmus. Ir mes visi turim tų jausmų, kurie užklumpa. Ir tikrai kartais ir man, nes čia gal grįžtant net prie klausimo, ne apie tuos, tu klausai, kaip dėkoti, ne? Bet nuėjom iš šono, bet tai va, tai kad tikrai būna ir sunku, ir aš nesuprantu, už ką padėkoti, nematau dar šitoj situacijai, už ką padėkoti, ir kartais pabūnu, ir liūdesy, ir aukoj, ir nežinojime, ir nusivylimė, ir supykstu, ir ant savęs, ir ant kažko supykstu. Ir galiu jaust, kad nebesuprantu, pagavo va tą energiją. Tik aš jau jeigu atpažinau, tai viskas, aš jau stopinu ir tada jau ieškau būdų, man labai labai padeda išeiti gamtą pasivaikščiot, tai vat gerai, kad turiu šunį, jis išveda mane į lauką dažniau, tada labai padeda dušas, aš į dušę labai tada vat nusiplaunu, jeigu jaučiu, kad ilgiau reikia, tai tada į vonę guluosi. Ir klausau Hoponopono mantrą, aš klausau, įsijungiu ir klausau, turiu įvairiausių ten versijų. Hoponopono tai yra, aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū tau, 4 stipriausi energetiškai žodžiai ir ta mantra, ji kažkaip mane neprikelia, bet gražina į tą savo ašį. Ir kartais reikia kelių minučių, kartais reikia kelių valandų, kartais reikia kelių dienų. O kartais atrodo, kad užsisuku ir nieko nebesuprantu ir nieko nežinau kelis mėnesius, kol galų gale ateina labai stiprus suvokimas kažkokio dalyko ir aš suprantu, kad vyko labai svarbus procesas mano viduj. Ir toks, kurio aš net nesuprantu, kai jis vyksta, atrodo, kas čia dabar, nesuprantu, kas vyksta, bet padedu sau su meile tame išbūti, su pagarba savo jausmui, kuris atėjo, tam tokiam leliukui, kurį noriu kažkaip pagloboti, nes jau jeigu aš ir taip blogai jaučiuosi, tai jau kaip minimum, tai jau pamylėti, jau ir taip liūdna, tai ką dabar dar pykt dėl to, kad liūdna, tai jeigu liūdna, tai reiškia, kad liūdna, kažkas neatliepta, kažkoks poreikis. Ir čia sąmoningi žmonės žiūri, čia nėra apie tai, ne, kad aš nueisiu į jauką ir dabar ten liūdėsiu ir ten verksiu kažin kiek, bet emocijas praleidžiu. Tas sąmoningumas turbūt pradžiai ir auga per tai ir yra apie tai, kad tai nereiškia, kad sustoja vykti gyvenimas, jausmai, situacijos, bet kad mes jau sugebam sustoti ir pastebėti, kad jau čia užsisukau kažkur, stabdau ir suprantu, kad vis tiek aš esu, ar ne, aukščiau už tas situacijas, kad jos tarsi
va čia va vyksta, aš jas patiriu, aš nesu, nu, nei ta apatija, nei tas pyktis, nei tas pasimetimas, kad tiesiog aš tai patiriu, tai vadinasi, nu gerai, tai kad net jeigu ir nematau, ką man tai šiuo metu yra reikalinga ir kur mane tai veda, bet aš galiu nuspręsti, kaip toje situacijoje elgtis, ar aš tenai pabūsiu, papyksiu dar, nes man ten gal labai reikia ir labai fainai ir norisi tame pabūti. Ar aš jau kažkaip einu, renkuosi kitaip, judu iš to. Ar aš ten darau kažkokią praktiką, einu į mišką, į dušą, į upę, darau paleidimų sesiją ar dėkingumo, hoponopono, dar kažką, nesvarbu, einu pakvepuot, nu va tiek yra tų praktikų. Ir žinai, man ateina toksai suvokimas, kad kur dabar mane tai veda, ne tas su jausmais, ne, kai patiriu jausmus, tai yra ne apie atsikratymą jausmo, ne apie jo kažkokį, nu, va, tiksliausias turbūt žodis, atsikratymą, nebejautimą, bet apie suvokimą, tai apie ką man čia, ką aš čia turiu pamatyti šitoj situacijoje, kur mane veda. Tai yra visiškai kitoks santykis su jausmu. Ir tada nebelieka kažkokio vertinimo. Čia geras jausmas, čia blogas jausmas, čia aš tą atsikraštysiu, o tą pasilaikysiu. Ne, aš teku, bet jeigu jaučiu ir bet koks, kad ir tas džiaugsmas kylantis, lygiai taip pat aš jį tyrinėju. Iš kur tas džiaugsmas atėjo? Kas man kelia džiaugsmą? Apie ką čia? Iš kur jisai kyla? Tas dėkingumas lygioj vietoje, ne? Kas čia buvo? Kaip čia apie ką čia? Kur, vat, kad daugiau tame suvokti ir kad tai augina ir tai toks tas jausmai yra tiesiog šaltinis mūsų išminties. Ir kai tada va didžiulis dėkingumas ir užplūsta ir tom situacijom ir tiem jausmam, kurie augina ir veda į daugybę suvokimų. Ar aš pervargau, ar aš nenubrėžiau galbūt kažkokių ribų, ar aš kažkur nenorėjau kažko ir nepasakiau ne, ar aš kaip tik norėjau, bet nepasakiau taip. Tai apie ką, iš kur čia tas jausmas kyla? Ir dažnai būna, kad taip, tai iš praeities, tai net ne iš dabar, tai iš vaikystės, bet lygiai taip pat. O kur čia? Nu, tai čia tas patirinėjimas jausmo, bet per tą tokią meilę visiškai, oi, mažuliukai, tai ką tu man atneši, ką tu man nori pasakyti. Tai yra toks nuostabus ir tada tas ryšys su tuo vidiniu vaiku užsimezga, ne, ir su tuo jausmu, ir su tuo viskuo, kas aplink mane vyksta per tokį dėkingumą. Tai nebereikia tada kažkaip mokytis, padėkoti, tai tampa nebe dirbtinai, nebe per užduoti klausimą, ar ne, nuo ko pradedam, arba ten dėkingumo praktikam, taip prašom 10 dienų to. Tai iš pradžių technikos, kad įvaldyti, ne, kad suprasti, kaip tai veikia. Tai lygiai taip pat ir su paleidimai. Yra klausimai, kuriuos užduodu, jeigu ta situacija, tokie klausimai, jeigu tokie, paskui nebereikia klausimų, paskui nebereikia dėkingumo, netgi praktikų. Tai savaime vyksta, tai jau yra tavo, tu atrandi savo būdą ir tai kažkaip taip natūralu, kad net kartais reikia pagalvoti seką ir techniką, kaip čia buvo, kaip aš čia pritaikiau, ką po ko ir kaip įvyko, nes būna ne, kad paklausė tiek tavęs, tiek manęs, o tai kaip tu tame ir aš, palauk, kaip ten buvo tada tas, nes tai jau veikiantis mechanizmas. Kaip iš pradžių buvo man prieš pradedant dėkingumo praktiką praktikuoti mechanizmas įvertinti, sugalvoti, kas galėjo būti geriau, įsivaizduojant, kad čia aš ieškau, kaip patobulinti kažką, nors iš tikrųjų tai tiesiog nevertinau ir buvau linkusi labiau negatyvą matyti negu pozityvą. Ir tiesiog tai apkalbėti tada dar pa kažką ir čia, taip veikia mechanizmas. Taip. Dabar jis veikia kitaip. Aš perinstaliavau, kodėl veikia toks mechanizmas. Su didžiulė meilė ir pagarba savo. Aš buvau tokioj kažkaip aplinkoj, visi taip darė, taip atrodė, kaip kitaip. Taip šitame pasaulyje yra, ne? Taip kažkaip. O tada pasirodė, kad gali būti ir kitaip. O tą kitaip, tai reikia pamatyti visų pirma, tada
Tai čia visa, ką tu ir sakai, yra procesas. Tai yra apie dėkingumą. Grįžtu prie klausimo, dabar atsakysiu vienu tuo, kad pradedam nuo mažų žingsnių. Ir iš pradžių gal neis dėkoti sudėtingai situacijai. Bet kai mes auginam raumenį ir pradedam pastebėti aplink save tai ir netgi nebūtinai dėkoti, kas man patinka, kas man džiugina, kas man gražu, arba jeigu kai aš dirbu su paaugliais, kas faina, tai nuo to pradedam. Kuo daugiau tame, o kas faina, o kas tame faina. Galima ir šeimoje įsivesti, ar tarp draugų, kad jau kai vertinu, o kas gero tame, o kas faina, o gal čia tame yra kas nors, kad truputėlį nukreipti ir po truputėlį save vis gražinti tą pozityvą. O tada jau keičiasi viduj programos, viskas įsinstaliuoja ir nueinam į tą tokį suvokimą, kad realiai viskas, kas vyksta, yra mums dėl mūsų ir pasiimam išmintį, dovaną su dėkingumu tam. Tai čia yra procesas ir kelionė. Laike negaliu pasakyti, kiek tai vyks, nes gali būti kažkam labai greitai, o kažkam 10-mečio gali reikėti. Kartais labai greitai būna toks labai iššūkių daug kitų keliantis procesas ir tu šiek tiek užsiminiai. Tai galim ir parutuliuoti šiek tiek tą temą paliesti. Greitus arba šiaip tiesiog pokyčius, kai tu keitiesi, kai tavo visas, net ir mąstymo sistema keičiasi, svarbus dalykai keičiasi, kažkokios net vertybės keičiasi, kur tu skiri savo laiką ir dėmesį, imi dėkoti, ko anksčiau gyvenime nedarai, žinai. Ir tada ta aplinka, kuri taip nedaro, kuri tarsi stumia ir mus pritapti ir būti tokiais pačiais, kad mus priimtų. Ir tada, kai mes imam keistis, gali tapti labai vieniša, nes atsiranda tas atotrukis. Aš tarsi nebepriklausau savo ten, kur buvau, ir dar nežinau, kur aš esu iš tiesų. Neturiu gal dar tų naujų kažkokių žmonių. Ir tikrai tose vietose būna, kad tai labai net vieniša, kai imi keistis ir kartais tai aš tikiu, kad tai, žinai, gąsdina. Ir tikiu, aš ir pati irgi esu patyrus, atrodo, kad manęs net ir kai esu apsupta, palaikančių ir lyg tai sąmoningų žmonių, ir tai net ateina tas jausmas, kad, blemba, aš neturiu su kuo pasikalbėti normaliai, kad mane suprastų, gal ten yra keli žmonės, bet, ne visada jie yra pasiekiami. Ir kaip čia, žinai, išgyventi tą tokį laiką, kaip aš tai kažkaip noriu, žinai, ir padrasinti, kad yra tokių žmonių kaip tu, tiesiog gal jie nėra dar kol kas aplink tave, bet mes kai keičiamės, mes buvom vienokie, buvo mūsų ratas vienoks kažkoks, mes ten priklausėm. Kai mes keičiamės, tai pasikeičia ir tas ratas, gal reikia laiko, gal reikia įdėti kažkokią pastangą, gal reikia kažkur nueiti, su kažkuo nauju susipažinti, peržengti tą baimę, žinai, naujumo. Ir visa tai, keičiasi, ateina ir praeina tas vienišumas. Mes galim susikurti kitaip. Ir ką tu galvoji, žinai. Nes man tai, pavyzdžiui, kas ateina į galvą, tai visokie dabar labai populiaru, moterų ratai, ten vyrų gentis, visokie ten renginiai, nebūtinai jie kažkokios tam praktikos, bet ten, kur yra tiesiog renkasi sąmoningi žmonės. Ir net ir šita erdvė, žinai, yra apie tai. Taip. Aš nežinau, koks buvo tavo tikslas, tiesą sakant, mes niekada nekalbėjom. Kodėl tu sukūrei šitą erdvę, kam tau jos reikėjo? O čia, žinai, visa atskira. Bet ir čia renkasi tie žmonės. Taip, čia yra vidinių atradimų studija. Tai kalbant apie, iš vis, tai aš galvoju, kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Jeigu kažkaip gaunasi taip, mama, istorija viena.
įsivaizduok, aš važiavau į Vipasaną. Tai gal 2 ar 3 metus aš jau žinojau apie Vipasaną, žinojau, kur važiuoju ir ruošiausi. Ir vis savęs klausdavau, nes ten tik vasarą vykdavo, nes žiemą jie neturėjo vietos, kur daryti, dabar jau turi ten pasistatę savo namus, tai man atrodo vyksta daugiau kartų metuose. Bet ten būdavo, kad tu 4 ryto turi atsikelti ir užsiregistruoti, kad tu papultum į tą Vipasaną. Vipasana yra 10 dienų tylos stovykla. Ir ten po 15 valandų maždaug meditacijos, griežtai ir taip toliau. Ir įsivaizduoju, aš jau kaip supratau, kad aš pribrendau, aš jau esu tikrai dvasiškai, emociškai ir visaip stipriai pasiruošusi į Vipasaną. Aš nuvažiuoju ir matau ten keletą žmonių, kurie sako, o kaip čia bus? O tai čia, tai šiaip, norėjau meditaciją, galvoju, tyloj pabūsiu, bus gerai. 10 dienų, tai fainiai. Jie net nežino, kur atvažiavo. Ir aš galvoju, kaip jūs galėjot papulti? Juk čia reikia kažkaip pataikyti, kad 4 ryto tiesiog. Tai, bet atveda gyvenimas taip, kad jie kažkaip papuola. Ir nieko nežinodami apie sąmoningumą ir dvasingumą, jie ateina iš karto į Vipasaną, kur man atrodo, turbūt neatrodo, bet tai yra man viena pati stipriausių praktikų, kiek aš neišbandžiau per 15 metų ten ir užsikasimus po smėliais ten gulėjimus ir vaikščiojimus per kažinkur ir piligriminius žygius. Vipasana yra vis tiek ta praktika pati stipriausia. Tai va, kiti pradeda, žinai, nuo to. Tai kur mus atveda ir kaip mus atveda, niekad negali žinoti. Man tai mano kelionė seniai prasidėjo. Ir jinai buvo labiau apie asmenybės tokį tobulėjimą, apie asmenybės auginimą, apie ten tikslus ir visus tokius dalykus, kurie buvo lyg darbe reikalingi ir tokie profesiniai. Nes tu iš esmės esi verslo moteris ir konferencijas organizuoji ir ten visą ką darai. Taip, tai man tos žinios buvo tikrai labai reikalingos, bet aš būtent ir pradėjau nuo to tokio asmenybės auginimo, ten finansai ir taip toliau. Bet vėliau aš supratau, kad dar vienas mokslas ar dar kažkas, bet aš viduj nejaučiu laimės. Tai kur man tos laimės ieškoti? Tada nuėjau į jogą ir man buvo labai nuostabu, nes aš atėjau iš karto į bendruomenę. Ir aš tai esu bendruomenių žmogus. Aš kai neriu, tai viso gero ten tada 3 kartus per savaitę, ten kiekvieną vakarą, po to liekam gert arbatos, aš iki paskutinio, kur dar išeinu ir dar turiu klausimą ir aš esu tame ir aš labai greit įsilieju ir aš esu tos bendruomenės dalimi. Mano toks būdas yra veikimo, kad aš nelabai jaučiau to vienišumo, tai man sunku, žinai, atliepti dėl to, kad aš labai bendruomenių su žmogus ir pati kuriu įvairiausias, tai ir šita erdvė, tam, kad nesijaustų tie žmonės vieniši. Tai gal čia ir yra atsakymas, žinai, eiti į tas bendruomenės, nuolatos kažkur dalyvauti ir neužsidaryti. Ir dabar tai nuostabus laikas, kai ten, nežinau, mes pradėjom gal prieš 10 metų, tai buvo žymiai mažiau, aš ten iš vis jogą pradedantiems. Sektos ir niekam geriau nesakyti. Ne tik, bet ir atrasti net internete, kur eiti, atrasti mokytoją, pas ką mokytis. Ir buvo praktikų pasirinkimas labai ribotai, gal kažkur vėliau, jau kai aš buvau tų jogų bendruomeniai, pasirodė, kad yra visko. Ir ten koks nors holistinis gydymas, kur gali, jeigu nori pasitelkti prie tradicinės medicinos dar kitą nuomonę, ir meditacijos, ir kursai įvairiausi saviugdos, kažkokie testiniai. Tai viskas yra, bet tada aš nežinau, ar aš pagal savo energetiką nepriejau, bet man tai buvo visiškai naujas pasaulis, kurį aš atradau. Ir sakau, labai džiaugiuosi, kad aš papuoliau į tikrai kokybišką energetiką, iš karto. Man nebuvo taip, kad nusivyliau, ten kažkur net ten nuėjau, gal ten nudegiau ar dar. Man buvo viskas labai harmoningai. Tai čia vienas dalykas, tai yra tos bendruomenės drąsiai eiti ir įsilieti. Yra ir klubai, ir kas tik nėra dabar atrasti. O kaip rinktis, tai pagal mokytoją, aš sakyčiau. Pagal tą mokytoją arba galima to mokytojo klausti. Gal tu žinai, gal tu organizuoji, gal ten stovyklos, dar kažkas. O dabar labai gaju yra tai ir
tarkim, mes irgi po stovyklos, kurią organizuojame, mes sukūrėme Messengerio grupę, kur dar yra jau ten pusmetis praėję po stovyklos, dar ir dabar merginos bendrauja, mes ten kartais irgi kažkom pasidalinam. Tai tiesiog, jeigu jaučiuosi vienišas, tai žvalgausiu, kur čia yra ta mano aplinka. Bet kita dalis to klausimo yra apie tai, kad aš gal namuose savo šeimoje artimiausiai galiu jaustis nesuprastas. Tai čia mano toks patarimas, kad nebūtina ten visko pasakoti, bent jau man tai labiausiai veikia. Nebūtina ten dabar eiti ir visus gydyti ir ten keisti, kaip ten nuostabiai. Tegu pamato mano vidinį pokytį, ne? Ir tada kažkaip automatiškai, natūraliai per pokalbį aš, nežinau, pasidalinau, tai va aš taip galvoju, ar kitaip, ar va trečiaip, o ne tai, žinai, aš ten vainu ir tau reikia, ir čia visiems reikia, ir jūs čia neteisingai daros, ir kaip čia galit galvoti, ir čia dabar nevertinkit, ir čia jūs ką, padėkot negalit, čia vien tik apie, ne, tai turi būti harmoningai, jeigu aš jau jaučiu, kad mano aplinkoje kitaip kalba, tai nebūtina eiti visus pakeis dabar ir išgydyti, bet jausti, kad palauk, prieš kurį laiką ir aš būčiau įsitraukusi į šitą pokalbį ir buvusi tame, o dabar galiu tiesiog pastebėti iš šalies ir galbūt mažą kažkokį labai švelniai ir harmoningai pasakyti dalyką, pasėti sėklelę, kad gal truputėlį įnešti kitokį požiūrio kampą, bet labai švelniai ir harmoningai. Aš matau, kad tame yra didžiulė jėga, nes įsivaizduokim, kad tai yra liūnas, ne, kur ten vyksta, ten čia tą, čia vertinam, čia teisiam, čia kažkokį matom. Tai aš su tuo savo ten dėkingumu įėjusi, tai čia nepavyks. Bet jeigu mažas kažkoks ir tada gal truputėlį, bet yra tikimybė, kad gali įvykti. Per pavyzdį, žinai, aš irgi čia labai iš tiesų svarbus momentas, ypač kai pradedi, eiti į kažkokias praktikas, sąmoningumus, tau ateina pokyčiai ir tu jautiesi kažką ten, šventą gralį atradęs kažkokį ir labai norisi dalintis. Tai jo, čia labai svarbu save sustabdyti, nes tai vienas dalykas tai veikia tau ir kitas dalykas tai gal tavęs neprašė. Jeigu paprašė, tai tada pirmin, bet jeigu neprašė, tai geriau pasiturėti tai, kas tavo tau ir nepradėti gydyti visų iš eilės, nes kas vienam tinka, kitam gal netinka, o be to įsiūlytas dalykas, tai tokį labiau tik atmetimą sukuria, negu kad priėmimą. Bet šitoj vietoj tai šitas taip, bet yra kitas momentas, kai aš, nebandau pagydyti kitų, bet aš tiesiog toj aplinkoj, ypač kai tu paminėjai, toj, kurios tarsi, nelabai išeina pakeisti, arba jau aš ten, nežinau, skyrybos visą kitą, tokie jau drastiški momentai, jei jaučiuosi nesuprastas ir negirdimas ir tiesiog atrodo, kad man nereikia gal ten visko pasakot, bet aš norėčiau galėti būti savimi bent jau tiek, žinai, kalbėti, būti atviras, tai čia dėl to man labai patinka dėkingumo praktika, nes ji susintegruoja labai harmoningai. Būna, kad tarkim nuvažiavus kažkur, nežinau, į kažkokią stovyklą ar į kažkokį nuėjus tokį jau didesnį, ne? Tai tada būna tas pokytis ir aš grįžau ir atrodo iš kito pasaulio čia tie žmonės, nors aš čia prieš savaitgalį dar su jais buvau ir mes čia viską sutarėm ir lyg viskas buvo gerai. Tai man dėl to labai patinka dėkingumo praktika, dėl to, kad ji labai po truputį, tai aš pradėjau kažką pastebėti. Aš kažkaip kitaip truputėlį reaguoju į situacijas, kažkaip truputėlį kitaip elgiuosi. Tai dėl to gaunasi tokia labai labai harmoninga ta integracija. Ir vėl aš irgi visada taip irgi stabdu, nenužudykit ten to vyro su 20, 30 dėkingumų gyvenime, nesakėt, o dabar ten aš jam parodžiau, aš jam pasakiau, o jis ten sako, kad nebežino, ką daryti, man čia per daug nežino net kaip reaguoti ir kaip priimti visą tą tokį laviną ten, kad ir to dėkingumo. Tai turi būti žmogus pasiruošęs, bet kam, ar ne?
Tai va, tai man va tai labai patinka ir vis tiek ta bendrystė, vis tiek svarbu turėti žmogų ir būti va toj aplinkoj, nesustoti ir atrasti tos bendraminčius. Tai jeigu jau liūdna, vieniša kažkaip, tai vis tiek aš kreipiu savo dėmesį į tai, o kur tie žmonės sėdi, o kur jie eina. Galbūt, va, ką tu paminėjai, nebūtinai praktikos, nes ten dar irgi priklauso nuo to, kiek man norisi, bet gali būti koncertai ar ne. Festivalių vasara artėja dabar, kiek daug tų va, tokių sąmoningų festivalių ir jie turi irgi skirtingus konceptus. Vieni yra tikrai tokie gilesni, labiau dvasiniai, kiti labiau tiesiog šeimos festivaliai. Va dabar prisidedu irgi, taip pat iš karto net šypsena, Liepos 20 dieną su keliom bičiuliam organizuojam džiaugsmo festivalį šeimai. Tai vienos dienos, toksai nuo pat ryto iki vėlyvo vakaro, su tokia jau ten vakarinė stipriai programa, naktinių žygių, ieškojimo lobio naktį, su dainom prie laužo ir žvaigždžių stebėjimų, kadangi vyks žvaigždžių slėnyje ir daug tokių praktikų apie gamtą, apie ryšį su gamta, apie buvimą. Ir bus tokios 3 erdvės, vienos bus kur šeimai, kitos kur savo su savim pabūti, kitos kur vaikų džiaugsmo erdvė. Tiek daug džiaugsmo vien tas kūrimas to festivalio, tai galima tikrai pasirinkti. Tai va, organizuojant mes irgi pažiūrėjom, o gal yra ir daugiau festivalių. Tai pilna, žinokit, yra šeimų festivalių. Tai galima ir atrasti, kur nameliuose, jeigu nepatinka palapinė, ar ne? Nes aš čia su kaimynė kalbėjau, jinai sako, aš tai tos festivalius nevažiuoju, aš prie palapinių nepriprantu. Sakau, taigi yra ir tokių, kur ten nameliuose ir galima apsigyventi. Niekad nepagalvojau, aš visur nuotraukose mačiau tik palapinės ir įsivaizduoju, kad taip nėra. Tai tiesiog, jeigu jaučia tą poreikį, kad ir norėtumėt gal, kad vat, su šeima ir atrodo, mano vyras tikrai ten nevažiuotų, jam netiktų, yra visko galima atrasti. Dabar tiek visko yra sukurta, tokie nuostabūs, kūrybingi tie mūsų lietuviai ir tiek gerai jaučia tą poreikį, kad ir su šeima, ir kad vyrui būtų smagu, ir kad vaikams būtų smagu, ir kad kartu pabūtume, bet ir patys tikrai galima rasti. Tai čia kalbant ne tik apie festivalius, bet ir apie erdves, bendruomenės, buvimą kartu. Ir iš pradžių gal viena aš eisiu, ar ne, kažkur, bet nereikia nusiminti ir galvoti, kad tai viskas jau dabar čia gyvenime, jau čia niekada, aš čia dabar viena, o aš čia noriu pasidalinti, aš noriu, kad ir jis, jūs čia toks geris, savo pavyzdžių, savo būseną, kai aš jau tai, ką ir tu paminėjai, ne tik išgirsiu, bet ir integruosiu, įkūnysiu, tada pradės vykti pokyčiai. Ir iš tiesų, va, dar šokiai yra, šokio erdvė mano mylima, kur tiesiog irgi ten lyg ir ne praktikos, tiesiog žmonės ateina pajudėti, taip kaip judasi, kiti ateina pagulėti tiesiog muzikoje. Bet yra pačių įvairiausių formatų turbūt ir galima atrasti, kas kiekvienam tinka. Aš dar į tą temą tai taip norėčiau pasakyti, kad nebijokime mes prarasti tų žmonių. Kad kartais ateina tas momentas, kai išsiskiria keliai. Va taip labai man gražus toks yra palyginimas, žinai, kaip mes kiekvienas esam melodija, kuri, ar ne, turi kažkokį dažnį, kažkokią vibraciją, mes skleidžiam kažkokį garsą, kažkokią melodiją turim savo. Ir kol ta melodija dera harmoningai, nors ir yra skirtinga, bet skamba gražiai kartu, tai viskas yra labai puiku ir mes ir būnam kartu, mes ir kuriam kartu, mums ir gera kartu, žinai, ir viskas labai fainai, atrodo, kad mes ir susikalbam. Bet būna, kad tos melodijos, nors ir abi labai gražios, bet ne, kartu jos niekaip, žinai, ir atrodo, kad pjauna ausį, kai yra kartu, va, atskirai kažkaip visai gražiai. Ir tada ateina laikas, kai tiesiog atrodo, reikia leisti to melodijom skambėti atskirai ir paleisti tos žmonės. Ir mums nėra įprastas toks metodas turbūt, kad taip lengvai paleisti žmonės. Mes prisirišam, mes turim lūkesčių, mes turim planą, kaip gyvensim ilgai ir laimingai, žinai. Bet va kartais
taip užtenka savo pavyzdžių būti ir keičiasi gyvenimas ir viskas toliau teka harmoningai ir skamba gražiai. Gal reikia praeiti kažkokius iššūkius, bet viskas toliau gali vystytis, o kartais negali. Ir reikia turbūt tai labai pastebėti, kaip jaučiasi savyje ir jeigu jauti jau, kad neskamba, tai... Aš tai labiausiai, ką iš savo patirties, tai kiekvieną kartą grįždama į save, ne, arba atrasdama vis labiau save, išlaisvindama, suprantu, kad tie žmonės, kurie šalia manęs yra, jie ir turi būti. Ir neįmanoma yra grįžtant į meilę, į dėkingumą, į šviesą, į palaikymą, į pasitikėjimą, prarasti tai, kas iš tikro man yra reikalinga. Tiesiog, jeigu tie žmonės, kai aš esu savo vidinėje tiesoje ir prigimtyje, yra su manim, tai reiškia, kad mes ir turim būti kartu. Tai grįžimas į save, į meilę savo, į tą tikrumą, jis niekada netims tų žmonių, kurie iš tiesų turi būti šalia mūsų. Taip. Niekada, tai yra neįmanoma. Bet gali būti sunku kartais, ar ne, atsiskirti, gali reikėti laiko, tai kažkaip suprasti, bet visada tai apdovanojama yra tuo vidiniu jausmu, vidiniu pasitikėjimu, jėga, energija gyvybinė. Tai tiesiog drąsiai eiti į save, grįžti į save, į tą šviesą, į meilę, nes per meilę, dėkingumą viskas tik grinėja, tik grininasi. Ir gali būti sunku, bet kam būna sunku? Ego dažniausiai, ne? Tam, kuris įsivaizdavo, kaip turi būti, tam, kuris ten susigalvojo, kad tada bus ten taip. Man ten buvo, mano tai labai geras toks. Prigalvojęs buvo, kad jeigu taip, tai bus taip, jeigu taip, tai taip. Ir man pavykdavo, aš viską žinau. Man pavykdavo pasiekti, ne? Ir aš tada suprantu, kad, palauk, girdi. Tai tu žiūrėk, mes čia sutarėm, kad aš kai čia kažką ten, nežinau, pasiekiu, uždirbu ten kažkiek pareigas kažkokias, kažką ten sukuriu ar dar. Tu man sakyk, aš būsiu ten laiminga, atsipalaidavus ir prisipildžius. Nėra taip. Tai kame čia replės? Ir tada, kai eini į tokią akistatą, ne, su tuo savo vidumi irgi, kad taip, tos programos, kurios veikia manyje, jos taip kažkaip aš apsigavau, tai, gerai, dabar bandom kitaip. Jau aš ten, nežinau, po 10 karto kažkaip jau nebepasitikiu. Bet ko reikia, kad tai galėtum atpažinti? Tai reikia stebėtojo ir sąmoningumo. Nes gali suktis 27 kartus vis tikėdamas ir galvodamas, kad tai bus. Bet kai esi sąmoningas, tai gali būti, kad dar 3 kartus kažkaip pabandysi, nes atrodys, kad šitas kartas tai kažkoks kitoks. Bet paskui supranti, kad ne, aš jau savęs nebegaliu apgaudinėti iš pradžių būna, o paskui nebenoriu, o paskui nepriversit manęs savęs apgaudinėti. Ir tai viskas vyksta savaime. Tai nėra, kad dabar mano yra planas, aš dabar ten įsitempiu ir darau. Savęs niekada neapgaudinėsiu gyvenime. Bet tai vyksta taip natūraliai, kad praėjus keliem metams aš atpažįstu, nepalauk, žiūrėk, aš čia anksčiau būčiau gal taip padarius, o dabar aš jau renkuosi visiškai kitaip ir be pastangos. Taip, šitas momentas pats gražiausias. Ir ne tai, kad net be pastangos, bet aš jau taip net nebegalėčiau. Arba jeigu bandau, taip net nebesigauna. Dėl to, kad tam nebėra nei energijos, ir nebeslysta, atrodo, nebeflow, niekas nebesigauna, aš ten galvą į sieną daužau ir suprantu, kad palauk, kaip čia buvo? Tai tiesiog noriu pasakyti, kad kuo labiau grįžtam į save, kuo daugiau skiriam dėmesio savo, puoselėjam savo vidinį pasaulį, ieškom grožio, meilės, džiaugsmo, šviesos, tuo labiau grinėja mūsų vidus, tuo daugiau atsiranda tokio tikrumo, pasitikėjimo ir netgi ta kelionė, kuri tikrai nebūna kartais patogi ir atkrenta ir žmonių,
ir ištinka visokių situacijų ir nusivylimų, bet kuriuo atveju tai veda į išsipildymą. Taip, man atrodo tikrai, galim pasakyti, ne? Kas, nors žinau, kad gali būti sunku patikėti, ypač kai yra situacijos, bet taip yra tiesiog, kad tai, kas mūsų, mes negalim prarasti. Taip. Kartais tai, kas mūsų, jaučiasi taip sava ir yra, net jeigu fiziškai nėra, bet tas ryšys yra ir viskas. Ir vadinasi, tai mano, aš jaučiu kaip kažką, kas yra man sava. O tie, kas atkrinta ir tai su tais, su kuo nėra tokio ryšio, kur tikrai paklausi širdies, ar čia man sava ir ten nieko, arba ne. Kartais tikrai ego mūsų istorijos susikurtos, kaip čia suprogramuota visa ateitis į priekį turėjo atrodyti ir dabar viskas griūna, nes kažkoks vienas varžtelis iš tos ateities pasitraukia, viena puzlės detalė. Tai sunku paleisti, bet mūsų širdis žino. Ir tenai yra labai aiškumas didelis. O čia yra mintise balaganas, o čia yra visą laiką aiškumas. Ir tą, ką palėtė, dar labai svarbu, kad būna, kad kartais mes turim pasirinkimus, dviejų dalykų ir įsivaizduojam, kad vieną pasirinkdami mes kitą prarandam. Nes, tikrai, būna, kad jeigu aš ten į vieną darbą einu, tai į kitą nebeinu, logiška, tikrai atrodo, tą tada imu, tą prarandu. Ir dažnai būna gyvenimas mėgsta taip, jeigu jau esu atvira, tai gaunu tokius, atrodo, lygiareikšmius kažkaip pasiūlymus ir kaip dabar pasirinkti, kad ir kelionę renkėsi ir 3 ten variantai, kurie šalį. Jeigu dar geresnis laukia. Kažkoks toksai. Tai kas per mano patyrimą man yra, kad jeigu tai yra mano, aš tai patirsiu. Bet kuriuo atveju. Man čia buvo, kad aš rinkausi ten tarp 3 veiklų ar ten tarp 3 darbų. Ir taip sunku buvo apsispręsti. Ir aš tada pasirinkau vieną. Ir aš dabar atpažįstu, kad aš patyriau nuo to laiko jau ir 2 ir dabar einu į 3. Tai reiškia, kad visi buvo mano. Tiesiog man reikėjo tuo metu pasirinkti, o tai kurį aš noriu dabar? Palauk, jeigu visi mano, tai aš galiu rinktis bet kurį. O jeigu aš, pavyzdžiui, nueisiu kažkur vienur, po mėnesių pamatysiu, kad ne mano, tai gerai, turiu dar tuos 2 kitus, kuriuos galiu imti. Gausa, mes gyvename gausoje. Gausoje pasirinkimų, gausoje žmonių, gausoje situacijų, gausoje jausmų. Tai ką renkamės? Ką renkėsi tu? Taip. Mūsų veda visiškai ta tėkmė, ar ne? Mes turim savo kažkokią tėkmę, bet savo pasirinkimais mes ir biškai pakreipiam tą tėkmę, tarsi pasirenkam, bet yra gausa variantų, gausa, kaip sako, laiko linijų, ar ten kažkokių gyvenimo variantų. Visi jie egzistuoja, o ką pasirinksi, ten ir tarsi pakreipi tą savo tėkmę. Ir taip, kaip tu sakai, geras pavyzdys, jeigu tavo negali prarasti, nutekėsi vėl ten kažkur, kur tu būtinai patirsi tą, ką turėjai patirti. Taip. Gal net harmoningesniu būdu, negu kad jeigu būtum kažkaip nepaklausius savo to jausmo, ir pasirinkus kažką kitą, kas tau gal netikė tiek daug džiaugsmo ir pasitenkinimo. Taip, tai labai išlaisvina. Tai išlaisvina, kad dabar imu šitą, nežinau, kad jeigu tai mano, aš vėliau galėsiu. Aš negaliu suklysti. Nėra teisingo varianto, nėra klaidų, tai tiesiog. Ir aš žinau, kad kažkas žiūri ir galvoja, ta prasme, čia. Ir aš turbūt galvočiau turbūt taip, bet prieš kažkiek metų. Bet tai ta kelionė, ji nėra labai tokia paprasta, bet ji yra labai išlaisvinanti. Ir kas įdomiausia, man tai aš jau čia tiek metų tam sąmoningume, kad aš grįžtu prie tų praktikų, nuo kurių ten pradėjau. Arba tas knygas atsiverčiu naujai ir suprantu, kad aš tiek ieškojau kažko tokio didelio ir kažkokio ten suvokimo. Ir suprantu, kad viskas paprastuose dalykuose. Kaip aš išgyvenu šitą akimirką, kokioje aš esu būsenoj, ką aš savo skambėjimu kuriu, kokia muzika skamba. Kaip skamba mano vidus dabar. Jo.
Visa ta kelionė, tas ieškojimas veda į tokį tarsi paprastumą. Ir kai ateini, tu į tą paprastumą supranti, kad gal nieko ir ieškoti ten nebereikia. Ir užtenka, yra ne tai, kad užtenka, bet yra tiesiog taip gera tiesiog gyventi ir patirti visą tai, ką patiri va čia ir dabar. Ir manau, kad reikia tų visų ritualų ir praktikų, kol jų reikia. Nes tikrai tame paprastume ateina ir momentas, kai nebereikia. Tu nuolatos tarsi esi tenai, kur tave anksčiau nuvesdavo kažkoks labai jau Kakavos gerimo atsisėdau, ceremonija kiekvieną rytą. būtinai ten rankutės kažkaip, žinai, smilkaliukas, viskas čia, balso tonas, muzika, viskas turi būti tylu, žodžiu, viskas special, rituališkai kažkaip paruošta. To reikėjo. Darėm, viskas fainai. Jeigu Ir faina, man kartais irgi faina. Kartais tiesiog Taip, fainai. taip. Visą tą tokį apturėti, tai yra gražu. Taip. Bet tam, kad būtum būsenoj, tai nebūtinai to reikia. Taip, ir čia einam prie to, kad nebūtinai būti, ar ne, ten aš pameditavau ir tada man faina, o paskui gyvenu kaip gyvenu. Arba jeigu man pavyksta susikurti aplinką, kurioje aš galiu tyloj pamedituoti, tai medituoju. Bet jeigu nepavyksta, tai einu piktas miegot, nes ten, nežinau, kažkas man nepavyko. Taip, ir dar nepasiekiau savo tikslo, nepameditavau gerai, normaliai, kad čia jau viskas nepasisekė. Taip, tai čia labiau galbūt apie tai, kad visos tos praktikos integruojasi. Ir tikrai gera, kai nuo pradžių tai yra per ritualą, tam, kad tai padeda vis tiek įsijausti į tą būseną, atpalaiduoti tas pačias mintis, ten jeigu meditacija ar ne, taip pat ir dėkingumo. Man patinka ir muziką įjungti, ir žvakelę uždegti, ir gal eterinį kokią aliejų pauostyti, kuris veda į tą jausmą, padeda pajausti. O vėliau tai tampa tiesiog gyvenimo būdu, kada jau nebereikia šitų papildomų įrankių, kurie man padeda. Ir tai atpažinti yra labai labai gera. Taip. Tai va. Taip. Tai tokios kelionės į save turbūt aš ir linkiu, kad keliauji, atrodo, kažkur ten noriu ir nukeliauti ir supranti, kad visa esmė ir yra kelionė. Taip. Tai pabaigai gal turi kažkokį, nežinau, patarimą, palinkėjimą, pasidalinimą, tokį, vyšnę ant torto mūsų šios dienos pokalbio tiem, kas klauso ir kas galbūt išgirs tai, kad tu pasakysi. Tai gal tiesiog tas akcentas ir būtų į tai, kad tai, kas mano ir bus mano kely, ir aš greičiau tai pasieksiu ir harmoningiau, tada, kada aš būsiu būsenoj, kada aš būsiu savo namuose vidiniuose, kada aš būsiu savo ašy. Tai reiškia atsipalaidavime, priėmime, tikėjime, pasitikėjime, meilėje ir dėkingume. Tada visa tai, ko aš čia atėjau į šį pasaulį, man ateis lengviau, harmoningiau, greičiau ir aš turėsiu ilgiau laiko tuo mėgautis. Tai ir noriu palinkėti to tikėjimo, pasitikėjimo ir dėkokit už tai, kad esat, už tai, kad galit girdėti, kad patirti, kad galit pažvelgti į mylinčio žmogaus, mylimo žmogaus spindinčias akis. Paieškokit paprastų dalykų kasdienybėje, nes tai yra didžiulis stebuklas. Ir kai pradedam tai pastebėti, vertinti, branginti, džiaugtis tuom, gyvenimas nusidažo visai kitom spalvom. Ir tas pats gyvenimas, kuriame esam, gali būti visiškai kitaip patiriamas. Tai to ir linkiu. Kaip gražu. Va, kaip mes dabar patiriam kitaip, kitoje erdvėje savo šitą laidą.
kažkaip naujai. Tai ačiū tau, Aiste, už mūsų gražų tokį ir gilų, ir manau, kad tikrai naudinga, tikiuosi, kad naudinga pokalbį. Gal vyksta tavo gyvenime kažkas, į ką norėtum pakviesti ir kitus, su kuo norėtum pasidalinti ir su kitais. Tai Džiaugsmo festivalis, dar informacijos nėra, bet galite savo kalendorius jau pasižymėti. Liepos 20 dieną tikrai bus nuostabus festivalis, renginys ir tikrai nebūtina, kad ten su šeimom atvažiuoti, bet galima ir šiaip. Taip, galima ir vienam, tai nėra, taip, tai galima tikrai ir vienam. Jeigu vyras dar nevažiuoja, ar ne, bet nori tos bendrystės, bendruomenės, tai pasiimu vaikus ir važiuoja, ar ne, tai tikrai drąsiai. Tada balandžio gale, paskutinį savaitgalį organizuojam su Giedre Bagdoniene stovyklą moterim, vidinės būsenos restartas, tai būtent kuri padeda taip harmoningų būdų restartuoti savo būseną ir atrasti bendruomenę žmonių, su kuriais galima pabendrauti. Tai jau yra renginys paskelbtas į daug skirtingų praktikų, tokių tikrai nuoširdžių, gilių, vedančių namo, gražinančių namo. Ir galite užsukti į Dėkingumo akademiją, visada esat laukiami tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, tiek internetinė parduotuvė. Ten galite pasižvalgyti, kokius įrankius esu sukūrusi. Ir dabar, kadangi artėja Velykos, tai yra nuostabi Dėkingumo dėžutė vaikams. Ji iš tiesų yra skirta šeimai ir tai gali būti puikus laiko praleidimas, labai toks prasmingas, susitikus prie švenčių stalo. Kad tai nebūtų vien tik apie tai, kad mes gaminam, suvalgom ir visi įlendam į savo kampus, kas ten ką norim, bet tiesiog tokiu žaismingu būdu pakalbėti apie tuos dalykus, kurie mus džiugina, kurie mums neša daug džiaugsmo ir žaismingą formą, žaidimo būdu padėkoti. Ir labai faina, kad šitą žaidimą vertina ten ir seneliai, nes būna, kad kviečiant juos ten kokį diksitą, jie sako, nesuprantam, kas čia bus. Tai į šitą dėkingumo žaidimą jau seneliai mielai įsitraukia, nes jie mato, kad tai yra prasminga, kad tai yra vertybės, kad tai yra gilu, kad tai yra gera būti toj dėkingumo energijai. Tai galite užsukti Dėkingumo dėžutę vaikams ir iki Velykų jau turėti ir vėliau ne tik per šventes, bet kasdien naudoti, kad jau vaikai pradėtų matyti tą gyvenimo džiaugsmą. Nes kuo anksčiau mes pradedam kitaip mąstyti, taip mūsų ta programa kitaip ir veikia. Tada jau nebereikia ten 35 metų pradėti galvoti, o tai kaip man čia pozityvą pamatyti, kai programa veikia visai kitaip. Tai gerai sutaupyti yra tuos 30 metų, ane? Tai aš dar ką norėjau pasakyti, tik tai, kad šitą laidą gal jūs matysit ir visai ne prieš Velykas, o gerokai po jų, tai žinokit, tai vis tiek sekančios metų Velykas, kalėdos, yra daug gimtadieniai, kitų visokių progų susitikti su šeima, draugais ir šiaip fainai žmonėm, tai ir pažaisti žaidimus. Tai visas nuorodas rasit šito įrašo aprašyme, tai galite užeiti, ten ir patogiai toliau nueiti ir susirasti, ko jums norisi. O mane galite surasti irgi internetuose laimarudinskaitė.lt. Tai yra, kuo aš dalinuosi, tai yra emocijų paleidimai, emocijų paleidimų sesijos. Esu sukūrus, minėjom čia trumpai kakavą, tai savo asmeniniam ritualui arba dovanai. Tai tokia labai gražią kakavos dėžutę, kakavos paruoštuką, kurį galima padovanoti su gražiais linkėjimais ir mano specialiai kiekvienam asmeniškai paruoštą kakavą su prieskoniais, kur sakė, kas jau dovanojo, tai sakė, visokie ten stebuklai vyksta. Nes tikrai mes savo mintim, aš, tas, kuris dovanoja, tas, kuris irgi priima,
savo mintim ten įdedam daug gražios energijos ir pastiprinam, tai gaunasi ne vien tik tai tas pats gėrimas, o daug daugiau. Ir dar, ką norėjau pasakyti, tai kad čia, kur mes dabar esam, šitoj studijoje, irgi yra tiesiog erdvė ir vieta vykti nuostabiem dalykam. Tai tie, kurie galbūt ieško bendruomenės, tai gali prisijungti prie čia vykstančių renginių. Tie, kurie ieško, kur įkurdinti savo renginius, savo veiklas, savo kažkokias praktikas, kur pakviesti žmonės susitikti, tai tikrai laukiam. Yra I Feel Studio, ar ne, .lt svetainė, kur galima pasižiūrėti užimtumą, kada laisva ir tiesiog susisiekti su mumis. Aš irgi tapau Aistės partnerė ir lygiai taip pat puoselėsiu šitą studiją, šitą erdvę. Ir dar kol kas nėra niekur paskelbta, o vėlgi priklausomai nuo to, kada žiūriu, tai pakviesiu į susitikimus čia šitoje erdvėje, meditacinius apie meilę savo ir meilę viskam, kas esi. Tai tiesiog, kad nebeliktų tų dalių, kurios tarsi ne mano, kad atsirastų kuo daugiau tikrumo ir stabilumo tiesiog savyje, būnant savimi. Tai atrodo viskas šiam kartui, ne? Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit palaikyti pakeliui namo, taip kaip galit, pakomentuodami, paspausdami like, subscribe, mygtuką prenumeratoriais tapdami, tai palaikymas toks, jisai nieko nekainuoja, o jeigu norisi tapti rėmėjų, gali tikrai paaukoti, esu labai dėkinga ir tik taip gali gyvuoti, ne? Tik taip gali tęstis šitie pokalbiai, nes tai yra energija, ar ne? Ir labai fainai, kai ta energija gauna kažkokio grįžtamojo ryšio, tai yra PayPal sistemoje, galima tiesiog paaukoti jums patogią pinigų sumą. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.